Sveiki visi, kurie neabejingi saviugdos temai. Esu Evelina ir turiu tokį įprotį dalinti savo įspūdžiais apie perskaitytas knygas. Kol kas saviugdos tema, nežinau, gal daeis gyvenime kitos temos kažkada laikas. Taigi šį vakarą skiriu dėmesį, tai nepykit, kad pas mane apgraužta, nes aš turiu du auksaspalvius retrieverius, tai kartais pasidarbuoja iš peties. Tai Anita Morijani, išleidus knygą Mirėjau, kad tapčiau savimi. Jos kelionė nuo vėžio į artimą mirčiai patirtį ir tikrąjį pagijimą. Kaip man šita knyga į rankas pateko 2014 metais, tuo metu aš kaip tik labai išgyvenau tokį laiką, kai man labai reikėjo kažkokiu tai ženklų palaikymo iš ten ir šita knyga įkrito man knyginė į rankas. Ir radau tokį sakinį. Būti savimi reiškia būti meilė. Ir man buvo tai tarsi atsakymas, viskas aš imu ir nepaleidžiu, perskaitau ir tai buvo tikrai labai geras sprendimas šitoje knygoje, aš gavau didžiulį palaikymą, paguodą, tikėjimą, labai sustiprino. Ir kaip tik aš buvau sapną tokį sapnavus prieš tai, kad tarsi ateina man kažkas ir sako, aš klausiu, kas aš esu, o man atsako, tu esi meilė. Galvoju, kas čia per sapnas, kokia čia dabar meilė, aš Evelina. Tai iš žmogaus dar tokios sąmonės, iš fizinio kūno pasakiau savo ir vis ieškojau atsakymą, kas turima mintyje, kad aš esu meilė. Ir šita knyga, kaip knyginė varčiau, jinai net nesigrūdo atgal, kažkaip tiesiog atėjo į mano rankas ir būtent tai, kad tu esi meilė, man tie žodžiai buvo tokie, wow, pramušė. Ir toliau aš jau, kai perskaičiau visą šią knygą, tikrai supratau, kad nebereikalo. Man labai įstrigo Anitos, kuri šioje knygoje pasakoja apie patirtį, kaip jai buvo diagnozuota vėžys nebepagydomas ir jinai papuolė į tą tokią priešmirtinę būseną. Ir kaip jinai vadina, artimas mirčiai pojūtis ar kaip patirtis. Tai va, tai MP. Tai būtent čia nemažai apie tai, kas galbūt turit reikalų su vėžinėm ligom, tai jums čia bus aiškiau tie terminai, man tie terminai nelabai buvo įdomu, bet pati idėja man buvo įdomi ta, kad jinai sugebėjo ne tik iš tos tokios, sakykime, jau arti mirties būsenos, kur jau nei kalbėjo, nei ką tik jo sąmonė jautė, girdėjo, matė, kad jinai iš šitos būsenos sugebėjo pasveikti, grįžti į kūną sveika. Ir kūnas jau sugebėjo save, pavadinkim, išgydyti per labai greitą laiką. Tai tikrai turėtų daug sakykime, vilties suteikti žmonėms, kurie serga šitais dalykais. Aš ir pati 2003 metais buvo man diagnozuotas gerybinis galvos auglys ir manau, kad jį išsigydžiau panašią metodiką, kuri yra štai čia, to tokiu tikėjimu ir visiškai savo galvoj varžtų mąstysenos persukimų į kitą pusę. Tai aš būtent atsimenu 2,5 mėnesio beveik nevalgiau, gėriau žalią arbatą ir labai daug sportavau ir buvau euforijos būsenoje. Ir euforijos būsena, aš galvoju kažkodėl, kad mane išgydė. Aš tokia buvau laiminga, kur jau ten 45 kilus numečiau svorio, tai jaučiausi kaip lengvas toksai sparnų plevenantis žmogus. Tai va, tai todėl ypatingai man buvo dar įdomi ir dėl šito ta knyga, nes tarsi sutapo, ir man tai buvo, ir jai čia taip, tiek, kad pas ją tai jau buvo baisi stadija vėžio ir jinai čia visą tai parašęs. Taip pat Anita Morijani yra YouTube nemažai apie ją visko prirašyta, ne tik prirašyta, jos pačios interviu yra nemažai. Dabar aš kaip ir mėgstu šiek tiek pacituosiu. Aš esu susirašęs tokias mane supurčiusias gerąją prasme frazes, pavyzdžiui, grįžk atgal,
ir gyvenk savo gyvenimą be baimės. Aš dirbu pati su žmonėmis, įkvepiu juos savirealizacijoje ir tame tokiame kelyje, kur kaip nesuklupti. Tai matau, kad daugumo žmonių problema yra, kad jie gyvena iš baimės pozicijų, ne iš džiaugsmo. Ir kad tų baimių, tai ten, oho, kiek daug giliau į mišką ir daugiau medžių, ar ne? Tai būtent čia yra, žinokit, tikrai geras patarimas. Ką dar pati autorė sako? Tikiu, kad pačios didžiausios visatos tiesos slypi ne išorėje, ne žvaigždžių ir planetų tyrinėjime. Jos randasi mūsų viduje, mūsų širdies, proto ir sielos didybėje. Kol nesuprasime, kas slypi mumyse, tol negalėsime suprasti, kas yra išorėje. Na ir dalinasi savo istoriją. Jinai, kai išleido antrąją knygą, O jei dangus yra čia, kuri jau yra šiek tiek toks, sakykime, feedbackas pirmosios knygos, gal daugiau jos pojūčių, kai išėjo šitą knygą, kokios susilaukė reakcijos, čia autorės nuotrauka. Man asmeniškai jau netaip surezonavo šitą knygą, tai kadangi visa esmė yra pirmo knyga, tai man buvo džiaugsmas, Anita Mariani savo fanpage paprašė, kad žmonės iš visų šalių su šitą knygą naujausią pasidarytų selfie ir atsiųstų jai, ir man buvo didelis džiaugsmas, kai jinai savo fanpage įdėjo ir mano nuotrauką, aš irgi jai atsiunčiau ir galvoju, wow, tai ta autorė yra tikrai ir jinai yra toks, geras jausmas. Jinai daro dažnai laivus ir galite pasižiūrėti per jos Facebook fanpage, taip ir vadinasi Anita Mariani, nieko ten, kažko kitaip. Taigi, grįžtant prie knygos ir tų tokių būtent citatų, grįžtant prie to žodžio meilė, kad mes esame meilė, tai Anita kalbėjo apie pojūtį, kad visi esame tyra meilė. Mes ne tik esame susiję su visais ir su Dievu, bet gilesnė prasme mes visi esame Dievas. Leidome savo baimėms ir ego išstumti Dievą iš savo gyvenimo, o tai pasireiškia ne tik įvairiomis mūsų fizinių kūnų ligomis, bet susardina ir patį pasaulį. Anita kalbėjo apie tai, jog reikia išmokti branginti savo didingumą ir gyventi suprantant, kad esame šviesos ir meilės būtybės. Toks požiūris leidžia pasireikšti mūsų gimtoms savigydos savybėms. Savigydos. Yra labai svarbu savigyda. Anita sakė, faktiškai patyrusi laiko bei erdvės nebuvimą ir pirmą kartą pajutusi, kaip nuostabu žinoti, jog vienovė nėra tik išmąstyta sąvoka, bet iš tiesų viskas vyksta iš karto. Ji pasakoja, buvusi išmaudyta tyros ir palaimingos meilės auroje. Ir kad toks pojūtis turės beribį gydomąjį potencialą. Ji betarpiškai suprato tikrąją Jėzaus žodžio prasme, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Niekas neišskiriama iš tų žodžių. Jie apima ir praeities įvykių išgydymą. Anita asmeniškai patyrė tai, kad tiems, kuriuos iš tikrųjų yra įsiskleidęs tikrasis Dievo suvokimas, materialaus pasaulio, įskaitant ir medikų pasaulio, dėsniai nebegalioja. Tai dar ką noriu pasakyti, skaitydama šią knygą, koks yra dar papildomas prezentas. Joje įkrauta yra tokia energija, kad užtenka truputį paskaityti ir tiesiog paneriu tą energiją ir apsikrečiu visą tą meilę ir tų gerų jausmų. Tai čia yra knygų galios, sakykime, įrodymas. Viena iš priežasčių, kodėl Anita grįžo į šį žemišką gyvenimą, nors galėjo jau ir išeiti, buvo ta, kad jos patirtis ir žinia palies kitus. Jinai tiesiog grįžo papasakoti visam pasauliu ir jinai nuogastavo, kad turėjo baimių, kaip jinai čia tokia nauneiminė, pavadinkim, bus išgirsta, kaip čia pasaulį išgarsėti, čia neįmanoma, čia tiek žinot visokių proto programų. Bet po to, kai pasileido visam tam tikėjimui, tam tokiam flow, tai tiesiog srovė nešė, atvėrė visas aplinkybės, visas situacijas, kad Anita ir pastebėjo interviuotojai, visokią radiją, televiziją ir tiesiog jinai išgarsėjo pasaulyje. Ir dabar šitą knygą yra išversta daugybėje pasaulio šalių.
Jinai sako, kad ją formavo ir išaugino baimės, kurios vėliau pasireiškia kaip liga. Tai štai, tai ligos apie ligas ir jų reikšmės ir iš ko jos kyla yra ir daug rusų autorių aprašyta, dar Amerikos autorė knygų labai daug rašo, bet tai Louise Hay, irgi labai, labai verta. Man patiko, kaip Anita apie maistą. Dabar valgau, ko noriu. Mėgaujuosi šokoladu, kartkartėmis geriu ir vyrą, ar taurę šampano. Žiūriu, kad iš maisto ir gyvenimo patirčių pasitenkinimą. Manau, už vis labiausiai būti laimingu. Nerimas sukelia daugybę problemų. Mūsų kūnai yra daug atsparesni nei galvojame, ypač jeigu jaučiamės laimingi ir nepatiriame streso. Kai renkuosi valgyti sveikai, tą darau iš meilės, o ne iš baimės. Toks yra mano metodas, kurį taikau kiekvienam savo gyvenimo aspektui. Kviečiu ir jūs taip gyventi. Taip pat perduoda žinutę, jog kiekviena žmogaus dalis yra puikia. Jūsų ego, intelektas, kūnas ir dvasia — tai yra, kas jūs esate, gražus šios visatos kūrinys. Kiekvienas jūsų aspektas yra tobulas. Nėra ko paleisti, nėra ko atleisti, nėra ko siekti. Jūs jau esate viskas, koks turite būti. Šitie žodžiai, tai man asmeniškai daug metų reikėjo ugdytis kiekvieną dieną save knygose, kad suprasčiau, kad jau esu baigtinė, aš dabar čia ir dabar. Priminkite visiems savo artimiesiems, kad būtų savimi. Pasakykite jiems, kad mylite tokius, kokie jie yra. Jie tobuli ir jūs taip pat. Nėra nieko, ko nereiktų mylėti. Didžioji dalis kančių kyla iš jausmo mažiau nei. Jūs ne mažesni nei kas nors kitas, jūs esate išbaigti. Vienintelis dalykas, kurį turite sužinoti, yra tai, kad jau esate tai, ką stengiatės pasiekti. Tik išreiškite savo unikalumą, nesibaimindami, visiškai laisvai. Todėl jūs ir esate tokie, kokie esate. Todėl jūs ir esate čia, šiame fizinėme pasaulyje. Beveik visa knyga mano pribraukyta, nes viską, ką skaitau, viskas atrodo tinka ir viskas labai rezonuoja. Ir viskas labai aktualu. Labai neblogai jinai išaiškina žmogus veiksmus iš darymo pozicijos ir iš buvimo. Jinai rašo, man pavyko suprasti, jog norint nustatyti, ar mano veiksmai kyla iš darymo ar iš buvimo, pakanka atkreipti dėmesį į savo emocijas, lydinčias kasdienius sprendimus. Ar tai baimė, ar tai aistra. Jei viską, ką kasdien darau, varoma užsidegimo ir gyvenimo aistros, tada esu buvime. Bet jei mano veiksmus skatina baimė, tada veikiu darymo režimu. Kai pasijuntame išklydę iš savo įprastų vėžių, manome, kad mums kažkas blogai ir nusprendžiame, reikia ko nors griebtis ar ką nors gauti, kad tai pataisytume. Tada pradedame ieškoti atsakymų. Žiūrime į kitus, vildamiesi, kad jie mums padės susitvarkyti. Kurį laiką galime pasijusti geriau, bet šis pagerėjimas paprastai būna trumpalaikis. Paskui pasijuntame dar blogiau. Tačiau kai imame tikrai įsiklausyti į tai, ko gyvenime ketiname būti, kai suderiname su tą ketinimą motyvuojančiomis emocijomis, vėl susijungime su savo didingumo siela. Kai leidžiame šiam ryšiui atsikurti, pajuntame aiškumą ir susigrąžiname savo galias. Tada mūsų gyvenimas vėl tampa veiksmingas. Kai ateiname iš tos buvimo, kas esame vietos, galime pasirinkti pasimokyti iš išorinių gūrų, mokytojų, knygų ar dvasinių filosofų. Tada jau sąmoningai suvokiame savo vidinę didybę ir tiesą, užuot tikėję, kad kiti turi galių, o mes ne. Tiesą sakant, kai suvokiame savo didybę ir gyvename savo tikroje meilės prigimtyje, sinchroniškai pritraukiame mums tinkantį mokytoją, knygą ar dvasinę filosofiją. Kito tikrai reikia. Čia yra visiškai realybės patikrinta, labai artima. Pasaulines problemas sukelia smerkimas ir neapykanta, kuriuos iš tiesų jaučiame ne kitiems, bet savo. Mano išgijimo raktas buvo besąlyginė meilė savo, kuri panaikino baimę. Tas pats raktas tinka ir siekiant sukurti geresnį pasaulį. Kiekvienas turi jausti meilę savo ir suvokti savo tikrąją vertę. Jei liautumėtės kritikavę ir smerkę save, tai būtų visiškai normalu. Tačiau jei imtumėtės meilės savo, tai būtų visiškai normalu.
mūsų poreikis kritikuoti ir smerkti kitus savaime mažėtų. Pradėtume pastebėti jų tikrą tobulumą. Visa tai yra mumyse, o išorėje patirime tik jos atspindį. Tikiu, kad savo gelmėse ne vienas nėra tikrai blogas. Blogis yra tik mūsų baimių produktas, kaip buvo mano vėžys. Žvelgiant iš tos didingos perspektyvos, net nusikaltėliai yra aukos savo pačių ribotumo, baimių ir skausmo. Jei iš pat pradžių jie būtų teisingai save suvokę, niekada niekam nebūtų kenkę. Pavyzdžiui, pakeitus požiūrį į visiškai moraliai puolusį žmogų, užuot demonstravus, kad jo bijoma, parodžius, kad jo visiškai pasitikima, galima pasiekti, kad viskas apsisuks antraip. Kaip tai nutiko su paskutiniu mano vėžio ligos etapu. Kadangi žmonės gyvena nesivadovaudami tokia aiškia savivoka, reikia įstatymų, teismų, atpildo ar bausmių, sulaikančių juos nuo kenkimo vienas kitam. Jei kiekvienas sąmoningai suvoktų savo didingumą, tada mūsų nebemotyvuotų baimė. Nereikėtų taisyklių ir kalėjimų arba ligoninių. Jei kiekvienas žmogus staiga imtų ir suvoktų savo tikrą tobulumą ir didingumą, tai mūsų išreiškiamas pasaulis pasikeistų, nes jis atspindėtų naują būseną. Žmonės pradėtų aiškiau jausti savo galias, sumažėtų baiminimasis ir konkurencija, o tai vestų prie didesnės tolerancijos. Akivaizdžiai sumažėtų ir nusikalstamumas. Sumažėjus streso bei baimės lygiai sustiprėtų mūsų imuninė sistema, taigi mažiau sirgtume, pasikeistų prioritetai, nes nebūtume valdomi godulio, kuris yra dar vienas baimės aspektas. Vaikai augtų būdami meilė, būtų stipresni, sveikesni ir daugiau pasitikintis. Jie gyventų tokioje planetoje, kuri natūraliai palaiko tokį gyvenimo būdą, užuot buvusi jam priešiška. Eiti ir ką nors keisti reikštų, kad kritikuoju žmonės ir manau, kad man reikia juos pataisyti, idant jie atitiktų mano viziją ar ideologiją. Tačiau viskas yra taip, kad šiuo momentu turi būti. Žinau, vienintelis mano darbas tai tiesiog būti. Mano darbas čia tai tiesiog būti savimi, būti išraiška tos meilės, kur aš esu ir matyti tobulumą savyje, kituose, bei mane supančiame pasaulyje, kol gyvenu šiame fizinėme plane. Tai viskas, ko kiekvienas mūsų turime būti. Jei aš nebūnu tikrąja savimi, tai ir mane supantys žmonės negali būti savimi. Tik būdama savo unikalioju, aš galiu leisti jiems taip pat ir su manimi bendrauti būtent iš jų beribio aš lygmens. Kol vadovaujuosi šiuo suvokimu, jaučiuosi esanti išvien su visatinė energija. Jai tekant per mano gyvenimą ir išsiskleidžiant nuostabiausiais bei sinchroniškais įvykiais. Tai ne tik nesijaučiu išsunkta, bet atvirkščiai prisipildau energijos. Tampu pakylėta buvimo, o ne išvarginta darimo, nes veikiu pasroviui su visatinė energija, užuot vykdama prieš srovę. Kai taip gyvenu, mano gyvenimas įgauna dzen kokybę. Ta prasme, kad esu taip panirusi į šią akimirką, jog viskas tampa kone surrealistiniu vedančiu jausmu. Ne visada būdavo lengva, bet gyvenimas tikrai tapo daug smagesnis. Be jokios abejonės, aš dar tik mokosi taip gyventi, rašo Anita. Bet tai ir yra viskas, ką dabar turiu daryti, tik būti meilė, kuria esu. Dėl to mano išorinėje realybėje viskas gražiai harmonizuosis. Tas pats galėtų vykti ir dideliu mastu. Taip kaip mes visi akimirką po akimirkos kuriame savo gyvenimus mintimis ir emocijomis, visi kolektyviai esame nusprendę, kas žmogaus jėgoms įmanoma, kas ne. Panašiai taip pat manome, kad mūsų moralinės nuostatos ir vertybės yra absoliučios. Vis dėlto tiesa ta, kad tai yra minčių ir tikėjimų rinkinys, kuris laikui bėgant buvo priimtas kaip teisingas. Jos yra tik mūsų protų konstruktas ir mūsų kultūrų produktas, panašiai kaip visi lūkesčiai susiję su lytimi ir formavę jos mąstymą jaunystėje. Bendrai paėmus, mūsų sukurta realybė spindi šį nesusivokimą. Jei kiekvieno mintys ir tikėjimai būtų buvę kitokie, būtume sukūrę kitokią planetą. Man regis, šis pasaulis visada yra kulminacija visų mūsų šiuolaikinių kolektyvinių minčių ir tikėjimų. Mes plečiamės tik tokiu tempu, kokius sugebame priimti, bet kuriuo duotuoju momentu tiek individualiai, tiek kolektyviai. Mes vis dar nesugebame žiūrėti į nusikaltėlius kaip į baimės aukas. Jie rezultatas tos realybės, kurią mes kaip visuma sukūrėme. Kai kiekvienas galėsime pažvelgti į paties blogiausio priešo akis ir pamatyti žvelgiančias į mūsų savo pačių akis, tada įvyks
tikra žmonių transformacija. Individualiai kiekvienas iš mūsų galime susitelkti į tokios realybės kūrimą, kuri būtų statoma ant mūsų pačių tiesos, užuot aklai įsitvėrus to, kas buvo sukurta kolektyviniu tikėjimu ir minčių pagrindu. Plėsdami savo suvokimą, kiekvienas individualiai pasieksime pokyčių ir visuotinėme lygmenyje. Kiekvienas esame kaip atskiras siūlas milžiniško audinio, kuriame komponuojamas sudėtingas ir spalvingas raštas. Mūsų vienintelė priedermė kitiems, mūsų vienintelis tikslas - išreikšti savo unikalumą ir leisti tai daryti kitiems. Suvokimas, kad šviesa, didinga visatinė energija yra mumyse ir yra mes, keičia mus kaip individus, nes tampame atviri ir pasiruošę. Tokiu būdu pasaulyje gali vykti lėtesnis, bet daug gilesnis pokytis. Matot, kaip Anita plačiai iš daug, sakykime, platesnio taško samprotauja. Na, todėl, kad jai lengva taip stipriai nušvitus, pavadinkim, pamatyti tai iš daug aukštesnio taško, negu mes buityje įsiridenę ir būnam. Anita toliau rašo, pavyzdžiui, tas pasaulis, kurį patyriau, kai visi organai nustojo funkcionuoti, leido pamatyti mano pačios didybę, neiškreiptą baimę, suvokiau didesnę galią, prie kurios turėjau priėjimą. Kai paleidau įsikibimą į gyvenimą, nejutau, jog būtų reikėję dar ką nors ypatingą daryti, kad įeičiau į tą kitą pasaulį, kaip antai melstis, giedoti, kartoti mantras, atleisti ir dar ką nors. Tas perėjimas greičiau priminė visišką nieko neveikimą. Atrodė, tartum, kam nors būčiau galėjusi pasakyti, okei, daugiau nebeturiu ką duoti, pasiduodu, paimkite mane ir darykite su manim, ką tik norite, tebūnie jūsų valia. Būdama nuo pasaulio visiško aiškumo būsenos, instinktyviai supratau, kad visos tos baimės ir privedė mane prie mirties. Negyvenau taip, kad leisčiau pasireikšti savo tikrajam aš, nes visi mano būgštavimai neleido to padaryti. Supratau, kad vėžys nėra bausmė ar kas nors panašaus, tai mano energija pasireiškusi vėžio formą. Nes visos mano baimės neleido išreikšti savęs, ta nuostabiai didinga jėga, kurią man buvo skirta pasireikšti. Tai štai į kokias baisias ligas transformuojasi užsispaudimas savo galimybių, savirealizacijos ar ne. Panirusi į tą išsiplėtusios sąmonės būseną, supratau, kaip negailestingai su savimi elgiausi visą gyvenimą save teisdama ir kritikuodama. Tai niekas manęs nebaudė ir pagaliau supratau, kad tik savo dar neatleidau, o ne kitiems žmonėms. Aš buvau ta, kuri save smerkiau, apleidau ir kurios tinkamai nemylėjau. Niekas kitas nebuvo dėl to kaltas. Dabar save mačiau kaip gražų visatos vaiką. Užsitarnavau besąlyginę meilę vien tuo, kad egzistuoju. Suvokiau, kad nieko neprivalau daryti, kad tai užsitarnaučiau, nei melstis, nei maldauti ir dar ko nors. Supratau, kad niekada savęs nemylėjau, nevertinau ir neižvelgiau savo sielos grožio. Ir nors ta besąlyginė didybė visada buvo man prieinama, jutau, tarsi fizinis gyvenimas nebuvo jos praleidęs pro savo filtrus, o gal net ją buvo paveikusi erozija. Tai kaip yra svarbu atleisti savo. Apskritai meilė savo yra šių dienų aktuali tema daugeliui. Toliau, šis suvokimas leido man suprasti, kad daugiau nieko neturiu bijoti. Pamačiau, prie ko aš ir mes visi turime prieigą. Taigi priėmiau vieną labai svarbų sprendimą – sugrįžti. Šis sprendimas padarytas esant tos atsibudusios būsenos ir buvo vienintelė pati galingiausia varomoji mano sugrįžimo jėga. Kai nubudau vėl savo kūne, žinojau, kad kiekviena mano ląstelė sureaguos į mano apsisprendimą sugrįžti. Taigi nebejojau, kad viskas bus gerai. Ligoninėje grįžusi į savo fizinį kūną, aš supratau, kad viskas, kas buvo daroma po to, visi tie tyrimai, biopsijos ir gydymas vaistais buvo skirti tam, kad patenkintų mane supančius žmonės. Nors daugelis tų procedūrų buvo man itin skausmingo, žinojau, kad man viskas bus gerai. Mano didingas beribis aš buvo nusprendęs toliau gyventi čia ir išsireikšti per šį kūną. Taigi niekas šiame pasaulyje negalėjo paveikti šio sprendimo. Noriu aiškiai pasakyti, kad visiškai pagijau ne tiek dėl mano mąstysenos ar pažiūrų sistemos pasikeitimo, kiek dėl to, kad pagaliau leidau savo tikrai dvasiai šviesti per mane. Daugelis manęs klausia, ar pasveikau todėl, kad ėmiau praktikuoti kažką panašaus į pozityvų mąstymą? Atsakau, ne. Būsena, kurią išgyvenau per
Artima mirčiai pojūtį gerokai pranoko protą. Tad pasveikau, nes žalojančios mintys ten visiškai negalėjo manęs pasiekti. Tai buvo ne mintijama būsena, bet buvimo būsena. Tai buvo grina sąmonė, tą ir vadinu didingumu. Ši vienaties būsena yra virš dualybės. Man pavyko susisiekti su tuo, kas aš iš tikrųjų esu, su ta savo dalimi, kuri yra amžina, begalinė ir apima visybę. Tai tikrai ne tas atvejis, kai protas yra aukščiau už materiją. Taip pat neskelbiu ir to, kad jei kuo nors labai tikėsite, tai pašalinsime ligą ar susikursime idealų gyvenimą. Tai gali būti per paprasta. Greičiau esu susikoncentravusi į intuityvų savęs suvokimą. O tai visiškai kas kita. Apsisupę tais įsitikinimais, kurie mums daugiau nieko gero neduoda, galime užsisklęsti dualybėje ir sėdėti nuolatinėme savęs smerkime. Tai, ką mes patirime, vadiname geru ar pozityviu, o ko netikime blogu. Tokia nuostata mus verčia ginti savo įsitikinimus, kai kiti su jais nesutinka. O kai gynybai atiduodame per daug energijos, tai ir nebenorime jų paleisti net tada, kai tos idėjos mus nebetarnauja. Štai tada ir tampame savo įsitikinimų įkaitais. Jie mus ima valdyti, užuot buvus atvirkščiai. Šiaip pastebėjot, kad Anita kalba apie tą intuityvų savęs suvokimą. Tai aš visą laiką ir daug savo metodikų mokymosi sukūrus per tą širdies balso klausimą. Būtent per girdėjimas, pastebėjimas ženklų ir tokio ryšio su kažko aukščiau užmezgimą ir pasitikėjimą tai ženklais, tuo vedimu. Toliau. Kita vertus, jei turime intuityvų suvokimą, vadinasi, žinome, kas egzistuoja ir kas yra galima, be jokio teisimo ar smerkimo. Intuityviam suvokimui gynybos nereikia, jis plečiasi augant ir gali tapti visą apimantis, taip priartindamas mus prie vienaties būsenos. Būtent joje ir vyksta stebuklai. Priešingai įsitikinimai leidžia vykti tik tam, kas mums atrodo įtikėtina, o visa kita neprileidžia. Taigi pasveikau ne dėl savo pažiūrų. Mano artimas mirčiai pojūtis buvo gryno intuityvaus suvokimo būsena, o esant tos būsenos visiškai suspenduojamos visas doktrinos ir dogmos, kuriuo anksčiau buvo laikomasi. Tai leido mano kūnui persikrauti. Kitaip tariant, kad pagyčiau, reikėjo neturėti jokių įsitikinimų. Paleisti įsitikinimus, paleisti senas proto programas, vaizduoti, kaip yra svarbu. Ta akimirka, kai visiškai paleidau savo stiprų troškimą gyventi, patyriau mirtį, o mirtama suvokiau, kad man dar neatėjęs laikas mirti. Kai sugebėjau paleisti, ką norėjau turėti, gavau tai, kas tikrai yra mano. Supratau, kad pastarasis dalykas visada yra didesnė dovana. Po artimo mirčiai pojūčio sužinojau, kad ideologijos, kurių laikausi stipriai įsikibusi, veikia prieš mane, jos riboja mano žinojimą. Kai reikia veikti pasikliaujant konkrečių įsitikinimų sistema, patirtis yra apribojama, nes tie įsitikinimai mane uždaro tik to, ką žinau rėmuose. O jei save apriboju tuo, ką sugebu suvokti, neleidžiu pasireikšti savo potencialui ir tam, kas galėtų įeiti į mano gyvenimą. Tačiau jei galiu sutikti su tuo, kad mano supratimas neišbaigtas ir jei galiu patogiai jaustis su netikrumu, tada atsiveriu neribotų galimybių pasauliui. Taip pat po artimo mirčiai pojūčio atradau, kad stipriausiai jaučiuosi tada, kai sugebu paleisti, kai suspenduoju tiek savo įsitikinimus, tiek tai, kuo netikiu ir atsiveriu visoms galimybėms. Atrodo, kad būtent tada sugebu patirti didžiausią vidinį aiškumą ir sinchroniškumus. Jaučiu, kad vien tai, jog mums reikia tikrumo, tampa kliūtimi užveriančia kelią aukštesnius intuityvaus žinojimo lygmenis. Ir priešingai, paleidimo procesas kaip ir atsipalaidavimas nuo visų prisirišimų prie bet kokio įsitikinimo rezultato valo ir gydo. Taigi čia susidurime su tokia dichotomija. Norėdami, kad vyktų tikras gydymas, turime paleisti poreikį būti išgydytiems ir leisti savo džiaugtis bei pasitikėti tą kelionę, kur yra gyvenimas. Čia labai svarbu, čia Anita pasakė išsigydymą iš visų ligų paslaptį, ar ne? Man buvo svarbu įsisąmoninti, kad esu kur kas daugiau nei biologija, kad esu kažkas begaliniai didingesnio. Ir vėl norėčiau pakartoti, kad ligos ne mūsų kaltės išraiška. Manimas, kad taip yra, gali visiškai palaužti sergantį žmogų. Aš sakau, kad mūsų biologinė sandara reaguoja mūsų intuityvų žinojimą. Ta pati daro vaikai, gyvūnai ir net aplinka.
Mūsų sąmoningumas gali pakeisti planetos būklę kur kas labiau nei pajėgiame suvokti. Taip yra todėl, kad visi esame susiję. Niekada nebus per dažnai tai priminti. Man pirmas žingsnis vedantis į sąmoningą intuityvų suvokimą yra supratimas apie gamtos suplanuotą natūralų būvį. Tai reiškia, kad jaučiame savo kūnus bei aplinką ir gebame gerbti dalykų esmę be poreikio juos keistis. Tai taikome ir mums. Privalome suprasti tą didingumą, kuriame mus numatė visata be jokio poreikio keistis. Man visai nereikia stengtis gyventi taip, kad patenkinčiau kitų žmonių tobulybės lūkesčius, o jei to padaryti niekaip negaliu, tada jaučiuosi esant niekam tikusi. Pati galingiausia esu tada, kai leidžiu savo būti tokia, kokia mane norėjo matyti gyvenimas. Esu savo, kitaip tariant, esu savo galių viršūnė, kai dirbu išvien su gyvenimu, o ne prieš jį. Be galo svarbu mylėti save. Ši mintis jūs gali priversti susiraukti ir susigūžti, bet negaliu nepabrėžti, kaip svarbu puoselėti gilios meilės romaną su savimi. Gražiai, ar ne? Čia išsireiškia Anita. Iš tikrųjų esmę, aš kaip ir pasakiau, kodėl jinai susirūdo ir kodėl jinai išgyja. Apie įsicentravimą irgi jinai pasakoja. Gal šitą dalyką galėčiau ir pasakyti, nes tai irgi yra svarbu. Ko gero, daug kas saviugdos dvasinių keliukas eina apie įsicentravimą, girdi tai metodikų, tai dar kažko yra teta gydymo, tokia metodika įsižeminimas, čia įsicentravimas, Anita vadina. Dabar gerai ir tikrai žinau, kad kai įsicentruoju, kai suvokiu savo vietą visatos širdyje ir jaučiu savo nuostabumą, nuostabų didingumą bei ryšį su viskuo, kas yra, laikas ir atstumas netenka jokios reikšmės. Jei kada nors jums teko būti giliai įmigus ir sapnuoti painų sapną, kuris baigėsi jūs pažadinusiu durų ar telefonų skambučiu, atsibudę girdite, kad skambutis ar telefonas tikrai skamba, vadinasi, jūs patyrėte belaikiškumą. Net jei realus skambutis ėmė skambėti vos keletą sekundžių iki jums atsibundant, jaučiatės taip, tarsi visa jūsų sapno drama sukosi būtent aplink tą galutinę akimirką. Tai štai. Išmokau pasitikėti savo beribiu. Aš išmintimi. Žino, kad aš kartu su visais kitais esu galinga, didinga, besąlygiškai mylima ir mylinti jėga. Šita energija teka per mane, apsupa mane ir yra neatsiejama nuo manęs. Faktiškai ji yra tai, kas aš iš tikrųjų esu. Ja pasitikėti vadinasi pasitikėti savimi. Būdama savimi, jai leidžiu vadovauti, saugoti mane ir duoti viską, ko reikia mano galutiniai laimei bei geroviai. Man tik reikia būti tą nuostabią meilę, kurią aš esu. Ir leisti įvykiams bei aplinkybėms klostytis taip, kaip jos klostusi, nes žinau, kad viskas vyksta taip, kaip tolimoje perspektyvoje man bus geriausia. Atsiriboju nuo iš anksto laukiamų rezultatų ir tikiu, kad viskas yra gerai. Buvimas savimi leidžia mano unikalaus didingumo visumai nukreipti mane tais keliais, kurie ir man ir kitiems yra geriausi. Tai vienintelis dalykas, kurį tikrai turiu daryti. Ir jei to laikausi, viskas, kas tikrai yra mano, į mano gyvenimą ateina be jokių pastangų, pačiais magiškiausiais ir net neįsivaizduotinais būdais. Taip kasdien parodoma ta galia ir meilė, kuriomis aš iš tiesų esu. Knyga iš tikrųjų labai vertinga ir apie savo kelio radimą, ir apie pinigus, ir apie meilę, ir apie santykius, ir apie išsivadavimą iš depresinių būsenų, iš kančių, iš nemeilės savo. Tai pagrindinė žinutė Anitos šito knygoje, norėjau, kad tapčiau savimi, būkim meilė. Norėčiau daug dar čia visko pripasakoti šitą temą ir kaip man asmeniškai rezonuoja, bet palieku jums šitoje energijoje tikėti, pabūkit šitoje energijoje, ką šiek tiek gavote, o jeigu dar skaitysit gyvai patys tą knygą, įsigysite, nes jos dabar jau yra papildomas tiražas išleistas, buvo laikas, kai nebuvo, bet jau Mijalba išleido papildomą tiražą, tai tikrai visi knygynuose. Ir labai rekomenduoju šitą knygą perskaityti. Visiems, kam reikia, kas pajuto, kad jums reikia, tai nelaukit, skaitykit.
atsigausit, atkusit, pamatysit, kaip bus gerai. Kągi, iki sekančių knygos aptarimo.